Žmonės į psichologą kreipiasi dėl įvairiausių priežasčių. Šiandieninis gyvenimo tempas labai didelis, žmonės ima išdrįst ieškoti pagalbos, tai jie patiria didžiulę įtampą, stresą, krizę šeimoje, santykiuose, galbūt yra ir kaip susirgimų, tarkim, labai aktuali liga šiandieniniai visuomeniai depresija. Psichologas pirmasis asmuo, kuris galėtų padėti žmogui susivokti situacijoje ir jeigu tai yra būtina medikamentinė pagalba, tuomet mes parekomenduojam gydytojo psichiatro konsultaciją. Tai pagrindiniai motyvai turbūt, kad žmonės suvokia, kad nebegali patys susitvarkyti su savo esama situacija ir išdrįsta ieškoti pagalbos. Jeigu šeimos atžvilgiu žiūrint, tai aktualiausia problema visgi yra vaikų emocijų ir elgesio problemos, sunkumai, kuomet vaikai nemoka jų valdyti, dažnai pikti, susierzinę ir tėvai tiesiog nežino, kaip jiems padėti. Tai labai nemažai atvejų, kuomet šeima kreipiasi pagalbos, kad mes kartu surastume jiems kelią į sėkmingą bendravimą. Dažnai šeima kreipiasi į psichologą, jeigu turi mažamečių vaikų ir jiems pasidarė neramu, kad vaikutis auga ne taip, pastebi kažkokį išskirtinumų ar sulėtėjimą kai kurių dalykų, nepritapimą prie kitų vaikų ir kitų panašių dalykų, kas tėvams kelia nerimą. Tai labai skatinčiau nelikti vieniems su savo dvejonėmis, o tikrai išnaudoti galimybę įvertinti vaiko raidą iki 5 metų vaiko ir atvykti į psichologo konsultaciją, kelių konsultacijų metu atliekamas tas vertinimas. Vyksta ir žaidimo pagalba, ir pokalbiai su tėvais vyksta, ir tikrai situacija išanalizuojama ir suteikiamos rekomendacijos ir galimos kryptis pagalbos, jeigu visgi matom, kad tokia pagalba būtų reikalinga. Kartais tėvai labai nusiramina pamatę, kad čia tik jų nuogąstavimai ir per didelis lyginimas su kitais vaikais, o kartais tai visgi signalas, kad vaikučiui būtų laiku suteikta pagalba. Darbo su psichologu metu pacientas skatinamas plačiau papasakoti apie savo situaciją, kuri jį neramina, ir psichologo padedančiais, nukreipiančiais klausimais jis tiesiog išplėtoja, atranda galbūt esminius taškus, ką būtų galima ar ką jis norėtų pakeisti savo gyvenime. Tai konsultacija paremta savanorišku bendradarbiavimu. Pokalbio metu aiškinamės ir gilinamės į situaciją ir galimus sprendimo būdus. Šiandien žmonės tikrai drąsiau kreipiasi pagalbos, drąsiau vartoja žodį psichologas, psichiatras, atranda sėkmės atveju, į ką gali orientuotis, išdrįsdami ir patys kreiptis, kad tai nėra kažkokių standartų, stereotipinės, suformuotos nuomonės, galimos pasekmės. Dažnai žmonės bijo socialiniai erdvėj pasirodyti blogesniais, sergančiais, tai iš tikrųjų labai daug prisideda ir žiniasklaida, sakyčiau, ir jau mokyklose pradeda ir vaikams kalbėti apie tokius specialistus, ir aš manau, naujoji karta auga drąsiau, žiūrėdama į psichosveikatos paslaugas. Ir tiesiog natūraliai turbūt nebebijo ateiti ir pasikalbėti su tokiu specialistu.